Tai sveiki visi, tęsime knygos skaitymą ir aš skaitau toliau 5 skyrius potencialo naudojimo principai. Praėjusiame skyriuje kalbėjome apie visur slypintį potencialą. Tai, ką budistai visada vadino tuštuma. Aiškiai pamatėme, kad niekas, kas mums nutinka, nėra iš prigimties nei greitai, nei blogai, nes jei tai būtų, visi kiti irgi jaustų tą patį. Pavyzdžiui, darbe mus erzinantis žmogus visus kitus paveiktų lygiai taip pat, jei jo erzinimas būtų kažkas jo viduje, kas iš jo išplaukia ir sklinda per visą patalpą į mus. Tačiau iš tikrųjų beveik visada yra kiti, manantys, kad šis asmuo yra geras ir mielas. Ir šis reiškinys turi 2 svarbias pasekmes. Pirma, šis žmogus neturi savyje savybės būti erzinantis ar malonus. Pats savaime jis yra tuščias arba neutralus. Antra priežastis, dėl kurios mes asmeniškai jaučiame, kad šis žmogus mus erzina, turi kilti iš kažkur kitur. Taigi, iš kur jis atsiranda? Atsakymas į šį klausimą slypi principuose, kuriais remdamiesi galime atskleisti paslėptą visako potencialą ir sužinoti, kaip jį panaudoti, kad pasiektume sėkmę versle ir asmeninėme gyvenime. Štai ką Buda knygoje Deimantų šlifuotojas sako apie tobulą verslą ir tobulą gyvenimą. Apie tai, kaip sukurti tobulą pasaulį arba rojų. Tada nugalėtojas tarė, tarkime, o subhuti, kad kuris nors mokinys, einantis atujtos keliu, pasakytų, aš stengiuosi sukurti tobulą pasaulį. Tai nebūtų tiesa. Didysis mokytojas Čionei Lama šias mįslingas eilutes aiškina taip. Buda nori pasakyti, kad norėdamas pasiekti aukščiausią būties būseną, apie kurią kalbėjome anksčiau, žmogus pirmiausia turi susikurti tobulą pasaulį, kuriame galėtų ją pasiekti. Todėl nugalėtojas sako, subhučiui, tarkime, kuris nors mokinys einantis atjautos keliu pasakytų ar pagalvotų, aš stengiuosi sukurti tobulą pasaulį. Ir tarkime, kad tuo pat metu jis tiki, jog tobuli pasauliai gali egzistuoti savaime ir kad šių pasaulių sutvėrimas gali vykti savaime. Tokiu atveju šio mokinio žodžiu nebūtų tiesa. Kitose Deimanto šlifuotojo eilutėse Buda toliau aiškina, kodėl taip yra. Net Tathagata pasakė, kad šie tobuli pasauliai, tie tobuli pasauliai, kuriuos mes stengiamės sukurti, niekada negalės egzistuoti. Būtent kodėl juos galime vadinti tobulais pasauliais. Dabar įsivaizduokime, kad kalbėdami apie tobulą pasaulį, kalbame apie tobulą verslą. Pirma, būtų neteisinga teigti, kad tobulas verslas kada nors galėtų savaime egzistuoti. Nei knyga, nei pastato pirkimas, nei tas niekšelis, naudojantis jūsų gyvenimą darbe, nei vienas iš jų neatsiranda pats iš savęs, kaip ir niekas kitas. Ne vienas iš šių iš prigimties nėra nei blogas, nei geras, nes jei tai būtų, visi tai ir pamatytų. Ir žmonės mato skirtingai. Taigi, visi šie daiktai ar reiškiniai yra švarūs, neutralūs, arba kaip budistai vadina, tušti. Ir vis dėlto, kai kuriuos dalykus patirime kaip gerus, o kitus kaip blogus. Tačiau jei toks suvokimas kyla ne iš pačių daiktų, tai iš kur jis kyla? Jei pavyktų išspręsti šią mįslę, galbūt sugebėtume padaryti, kad viskas būtų taip, kaip norime. Po vos kelių akimirkų apmąstymų tampa akivaizdu, kad tai, kaip mes matome dalykus, kyla iš mūsų pačių. Ar kitas asmuo darbe mus erzins, ar įkvėps, priklauso nuo mūsų pačių suvokimo. O tai rodo faktas, kad kiti darbe dirbantys žmonės šį asmenį mato kitaip, kartais netgi priešingai. Kaip taip atsitiko, kad viskas kyla iš mūsų pačių? Ir kaip galime šį reiškinį panaudoti savo naudai? Manau, kad svarbiausia nuo pat pradžių pripažinti, jog šie dalykai kyla
ne iš mūsų pačių. Lengva sakyti, kad mūsų požiūris į kitus žmonės ar daiktus kyla iš mūsų pačių proto, iš mūsų suvokimo. Tačiau akivaizdu, jog tai nereiškia, kad galime savo požiūrį kontroliuoti vos panorėję. Ne vienas verslininkas pasaulyje nenorėjo žlugti, bankrutuoti ir patirti nusivylimą darbuotojų, atsiskaitimo nesulaukusių tikėjų, nusiminusių sutuoktinių ir vaikų skausmo. Galbūt tiesa, kad bankrotą suvoksime tik savo mintyse, tačiau tai reiškia, kad bankrotas išnyks vien mums to panorėjus. Kad ir kas mus verčia matyti dalykus vienaip ar kitaip, tai verčia mus matyti būtent taip, nepaisant mūsų pačių, nepaisant to, ko mes norime ar nenorime. Ir čia mes turime pereiti prie budizmo idėjos apie įspaudus sąmonėje, tikrąją žodžio karma reikšmę. Bet kadangi apie šį žodį sklando daug klaidingų nuomonių, pakalbėkime apie įspaudus sąmonėje. Įsivaizduokite, kad jūsų protas yra vaizdo kamera, jūsų akys, ausys ir visa kita yra lęšiai ir kiti jutikliai, kuriais įrašote viską, kas aplinkui. Beveik visos rankenėlės ir jungikliai, lemiantys įrašo kokybę, yra susiję su ketinimais. Tai yra su tuo, ko ir kodėl norite. Taigi, kaip vyksta įrašas? Kaip mūsų sąmonė įsirėžia verslo sėkmės ir nesėkmės spaudai. Pirmiausia, pakalbėkime bendrai apie įspaudo sąmonė idėją. Protą galima įsivaizduoti kaip labai jautrų, glaisto gabalėlį. Kas tik jį nors truputį paliečia, palieka įspaudą jo paviršiuje. Tačiau glaistas turi ir kitų nuostabių savybių. Pirmiausia, jis visiškai aiškus ir neapsakomas, visai nepanašus į mūsų kūnus, visai ne iš mėsos, kraujo ir kaulų. Budizmas nepripažįsta idėjos, kad smegenys yra protas, nes tam tikrą prasme dalis proto gali gyventi šalia smegenų, tačiau protas taip pat tęsiasi iki rankos galo. Jūs galite suvokti, kad kas nors palietė jūsų pirštų ir tai suvokiame jūsų protas. Be to, jei paklausiu, ar jūsų namų šaldytuve yra, ko nors įdomaus, jūsų proto akis ten nukeliauja. Atmintis ištraukia keletą skanėstų, kurie tikriausiai tebėra ten nuo šio ryto. Taigi jūsų sąmonė, pasitelkusi proto ir atminties priemonės, tam tikrą prasme iškeliavo kitur. Toli už fizinio artimiausio pasaulio ribų, už jūsų fizinio kūno ribų. O kur bus jūsų protas, kai pasiūlysiu pamastyti apie tolimas žvaigždės ir kitas galaktikas? Proto glaistas turi dar vieną įdomią savybę. Jį galima įsivaizduoti kaip vieną ilgą giją. Tarsi spagečių makaroną, kuriame sutelpa visos jūsų mintys, nuo pirmos jūsų gyvenimo akimirkos iki paskutinės. O gal ir ilgiau, bet dabar apie tai nekalbėsime. Kitaip tariant, jis tęsiasi laike. Pirmoje klasėje į atmintį įsirėžia įspaudai. Pavyzdžiui, abėcėlės įspaudai persikelia į antrą klasę, todėl nuo kada iki dabar galite skaityti žodžius. Mes vakaruose nesame įpratę kalbėti apie mokymąsi kaip apie tikslingą įspaudų formavimą. Tačiau geriau pagalvojus, jog būtent dėl to ir siunčiame savo vaikus į mokyklą. Tikimės, kad pradinių klasių mokytojas turės pakankamai įgūdžių įdėti keletą įspaudų jonuko galvoje. Tikimės, kad šie įspaudai išliks, kad jis įstos į medicinos mokyklą ir mums nereikės keliauti vien socialinę apsaugą. Mes sutinkame su visa sąmonės įspaudų idėja, nors labai mažai galvojame apie tai, kaip visas šis procesas vyksta. Pavyzdžiui, kodėl senstant mūsų smegenys nebesiplečia, nors vis prisipildo naujų dalykų. Pakalbėkime apie tai, kokie įspaudai verčia mus tuščius ir neutralius daiktus ir reiškinius vertinti kaip gerus ar blogus. Manau, kad jau pakankamai perskaitėte apie šį tuštumą, kad suprastumėte, jog ji neturi nieko bendra su beprasmybė. Juodosiomis skylėmis bandymų mąstyti apie nieką ir panašiai.
Tai tik reiškia, kad mūsų išgyvenami geri ar blogi dalykai neatsitinka šiaip savo savaime. Šie geros ar blogos patirties įspaudai yra pasiejami 3 skirtingais būdais. Jie atsiranda, kai ką nors darome, sakome ar net galvojame. Mumyse įmontuota vaizdo kamera, mūsų protas, yra įjungta visą laiką. Vienas proto lygmuo nuolat įrašinėja viską, ką priimame pro akių lęšius, ausų ir visus kitus jutiklius, įskaitant pačias mintis. Kai matote save, padedantį sunkiai besiverčiančiam darbuotojui, prote lieka geras įspaudas. Kai matote, kad šiek tiek meluojate klientui ar tiekėjui, jūsų prote lieka blogas įspaudas. Svarbiausias veiksnys, lemiantis, koks ryškus bus įspaudas, yra kameros ketinimų mygtukas. Jei padedate darbuotojai, ne todėl, kad jis jums labai rūpi, o todėl, kad jo problema daro įtaką jūsų efektyvumui ir pelnui, tuomet jūsų mintyse įsirėš geras įspaudas, beveik nieko nereiškia. Jei padedate jam, nes žinote, kad susidurdamas su savo problemomis jis iš tikrųjų yra nelaimingas, toks įspaudas bus daug ryškesnis. O jei jam padedate, nesuprantate, kad riba tarp tu ir aš yra dirbtinė ir kad viskas, kas skaudina vieną iš mūsų, skaudina visus, arba trumpiau tariant, manote, kad kovojate su visų bendru priešu, žmonių nelaimingumu, tuomet šis įspaudas iš tiesų yra vienas galingiausių, kokius tik galite įspausti. Yra ir kitų sistemos nustatymų, kurie taip pat svarbus. Pirmiausia, emocijos. Pavyzdžiui, jei tiekėjui šiek tiek meluojate iš stipraus pykčio jausmo, blogas įspaudas jūsų sąmonėje bus daug stipresnis. Kitas svarbus dalykas yra tai, ką vadiname gebėjimu teisingai atpažinti, jeigu netyčia apgavote klientą. Pavyzdžiui, neteisingai perskaityti kainą kompiuterio ekrane. Tuomet blogasis įspaudas bus daug silpnesnis negu tada, kai apgaunate sąmoningai. Įspaudos stiprumas labai priklauso ir nuo asmens, kurio atžvilgiu atliekate veiksmą, būklės ar aplinkybių. Maždaug po 2 ar 3 metų, kai pradėjote prekiauti didelėmis šlifuotų deimantų partijomis, galvojau, kad labiau vertinčiau deimantus, jei savo kailiu patirčiau, kaip jie šlifuojami. Taigi, išėjau į 47 gatvę ir ėmiau belstis į pasislėpusių virš deimantų parduotuvių mažų šlifavimo dirbtuvėlių duris, ieškodamas, kas galėtų mane pamokyti. Radau vieną garsiausių šlifuotojų, kuris, kaip pamenu, tuo metu dirbo su didžiausiu pasaulyje šlifuotojų deimantu, Franci. Tipo spalvos daugiau kaip 400 karatų akmenio, kurį nupirko juvelyrinių dirbinių tinklas Zalės. Jis pasakė, kad kartais galiu ateiti ir pažiūrėti. Ir tiek. Franci beje vadinami deimantai, turintys natūralią spalvą, pavyzdžiui, ryškiai geltoni, rudi arba mėlyni, kaip garsusis vilties deimantas. Aptikau ir keletą šlifuotojų iš Pietų Afrikos ir praleidau su jais kelias dienas, bet ten buvo per daug triukšminga. Taip pat buvo problema, kad turėjau rasti žmogų, kuris galėtų mane mokyti vėlai vakare, nes kurdami Andin mes vis dar dirbome beprotiškai ilgai. Ir tuomet sutikau Samą Šmuelofą. Šmiulis, kaip mes jį vadinome, buvo vienas iš tų tikrųjų džentelmenų deimantų versle. Jo žmona Rachelė buvo mano dešinioji ranka. Andinė ir ko gero mūsų skyrių sėkmės priežastis. Jis sutiko pamokyti mane naktimis ir sekmadieniais. Viena iš priežasčių, kodėl tiek daug deimantų prekeivių Niujorke yra žydai ortodoksai, yra ta, kad šiame versle gerbiamas šabas. 47 gatvėje niekas nėra verčiamas dirbti šeštadieniais, jei yra religingas. Kai pirmą kartą įžengiau į deimantų šlifavimo cechą, pasijutau tarsi Dantė,
kurį Vergilijus nuvedė į pragaro karalystę. Šmilius nusivedė mane už rankos prie beveik nematomų durų, esančių tarp dviejų murmurinių dangoraižių gatvėje, žinoma 47-ojoje, ir nuvedė prie mažyčio lifto. Braškėdamas ir brazdėdamas jis pakėlė mus maždaug 10 aukštų ir išleido į menkai apšviestą siaurą koridorių su siauromis durimis abiejose pusėse. Kiekvienos durys buvo keistai nudažytos ir nusidėvėjusios, bet papuoštos naujomis blizgančiomis, sunkiomis ir egzotiškomis spynomis. Ant daugumos durų buvo 5 ar 6 pigios ranka rašytos lentelės, kurios, kaip vėliau sužinojau, buvo įvairūs slapyvardžiai, kuriais buvo pasivadinę smulkūs deimantų prekeiviai. Pavyzdžiui, kas nors vardu Beni Achtar dirbtų už durų, ant kurių puikuotųsi užrašas. Achtar tarptautinė deimantų korporacija. Tai būtų nedidelė baltų batų dėžutė pripildyta keistų deimantų, kuriuos jis šlifavo per pastaruosius kelis mėnesius. Ir keletas tikrai negražių, neparduodamų akmenų, kuriuos kažkas jam paliko prieš daugelį metų atiduodama skolą, kurios nesugebėjo kitu būdu gražinti. Ben Ach pasaulinė juvelyrikos gamybos kompanija. Tai būtų keletas keistų auskarų, kuriuos jis kadaise pasigamino iš kelių savo akmenų, nes buvo girdėjęs, kad juvelyrinių dirbinių gamintojai uždirba daugiau pinigų nei deimantų šlifuotojai ir uždirba juos daug lengviau, nors žinoma, jis vis tiek nesugebėjo jų parduoti. Simzev deimantų šlifavimo ir remonto tarptautinė gamykla. Tai būtų tikras gamybos verslas, kurį sudarytų vienas stalas su deimantų šlifavimo ratu, būtinai pavadintas trumpiniu iš vaikų vardų Simono ir Zevos, bet visi vis tiek jį vadintų Beno šlifavimo dirbtuvėmis. Retieji ir egzotiniai brangakmeniai Benjamin Limited. Tai būtų 2 kg rožinio ledo arba rožinio sintetinio cirkonio, kurį jį įkalbėjo nusipirkti dar 1993 metais, kai tai dar buvo madinga kokius 6 mėnesius. Bet Benis pralaikė jį 7, tikėdamasis, kad kaina ir toliau kils, o dabar jau draudimo agentas skundžiasi, kad maišas užima per daug vietos ir seife, ir jis turėtų jį tiesiog išmesti. Priartėję prie keisto koridoriaus, išgirstame vis garsiau sklindantį aukštą dūzgesį, tarsi artėtume prie didžiulio urvo, kuriame įkalinti milijonai uodų, beprotiškai besiblaškančių ir bandančių ištrūkti. Prieiname didžiulės pilkas metalinės duris, ant kurių jokių numerių ar ženklų. Pačiame lubų kampe, toli virš durų, į mus žvelgia apsaugos kamera. Šmiulis paspaudžia skambutį ir mes laukiame. Jokio atsakymo. Jis paskambina dar ir dar kartą ir galiausiai pro duris pasigirsta šauksmas. Ja, kas čia? Suprantama, apsaugos kameros vis tiek visada sugedusios ir niekas neturi nei laiko, nei noro jų taisyti. Šmiulis. Okei. Ir išgirstame, kai vienas po kito atidarome varžtai. Paskui kelios grandinės ir galiausiai durys, girgždėdamos, atsidaro. Triukšmas išsilaisvina ir sunkiai užgula jūsų galvą ir ausis. Tai visi garsai, sirenų kauksmai, pneumatinių plakatų dūžiai, kuriuos išgirstame pusvalandį vaikščiodami Niujorko gatvėmis, tik suspausti į kelias sekundės. Šmiulis veda mane pro įsistebėjusias dirbtuvių savininkų akis. Viskas gerai, jis su manimi. Ir traukia mane pro spąstus, taip pat neveikiančius į patį cechą. Iš gryno triukšmo ciklono sūkurio iškyla 1 ir 2 galvos, patikrindamos įvykio vietą, nei apiplėšimo, nei potencialaus kliento. Tada vėl grįžta patikrinti, ar raktas,
kol galva buvo pakelta, nenušlifavo deimanto 1 mikrono per daug. Per visą kambarį tarsi šonkuliai driekėsi maždaug 5 ilgi stalai. Ant kiekvieno iš jų sukasi po 3 ar 4 metalinius ratus, o priešais kiekvieną ratą ant aukštos sėdynės sėdi po šlifuotoje, pasilenkusi virš akmens. Taip, taupant brangiausią pasaulyje nekilnojamo turto biuro plotą, sėdynės sustatytos pakaitomis tai į vieną, tai į kitą pusę. Todėl kiekvienas šlifuotojas yra vos už keliasdešimties centimetrų nuo kito, veido atsisukęs į kolegą kitoje stalo pusėje. 10-14 valandų per dieną, kurias praleidžiate prie tokio darbo stalo, iš tikrųjų matote tik priešais sėdinčio vaikino veidą. Tad belieka tikėtis, kad su juo smagu bendrauti. Šviesa deimantų dirbtuvėse yra kaip niekur kitur. Nušlifavus rusvą, neapdoroto deimanto sluoksnį, kad atsiskleistų krištolinė plokštuma, smulkios deimanto detalės nusiplauna ir susimaišo su alyva, kuria padengtas metalinis šlifavimo ratas paviršius. Neįtikėtinai dideliu greičiu besisukantis ratas išmeta į orą mažyčius deimantų dulkių ar alyvos lašelius. Ši lipni medžiaga nuskrieja prie artimiausios sienos ar žmogaus ir ten nusėda. Taigi kiekvienas šios patalpos centimetras yra pilkas, nuobodžiai pilkas, sienos pilkos, grindys pilkos, šviestuvai pilki, rankos ir veidai pilki. Pilki marškiniai, kelnės, batai ir net langai. Galite apsilankyti dirbtuvėse 1000 pėdų po žeme gylyje arba 40 spindinčio stiklinio Niujorko dangoraižio aukšte, o tokių dirbtuvių yra daug. Tačiau didelio skirtumo nepamatysite. Pro apneštus langus bando prasiskverbti tik pilka prieblanda. Mane visada stebindavo, kaip iš tokių tamsių požemių išnyra prabangiausi brangakmeniai. Taip ir tvenkinyje. Netoli mūsų vienuolyno Indijoje rožiniai lotosai iškildavo iš vienintelio dalyko, kuriame galėjo egzistuoti – purvo ir dumblo košės. Šią metaforą budistai tiesiog dievina. Ar galime būti kaip lotosas? Ar galime nuryti gyvenimo skausmą bei sumaištį ir klestėti, išnaudodami juos ir tapdami vienu iš tų retų pasaulio brangakmenių? Tikrai užjaučiančių žmogumi, Šmiulis duoda man keletą svarbiausių patarimų, kaip pradėti dirbti, ir pasodina ant girgždančios aukštos kėdės priešais Nataną. Iš vienos pusės ir Jorgesą iš kitos. Natanas yra žydas Hasidas iš Bruklino. Jis kasdien į darbą atvyksta specialiu autobusu, kuriame sėdi moterys vienoje pusėje, o vyrai kitoje, atskirti užuolaidą, ir meldžiasi visą kelią. Kol senas geltonas mokyklinis autobusas pervažiuoja per Bruklino tiltą, Kinų kvartalą ir pasiekia centrinį rajoną. Natanui pasisekė, kad turi neterminuotą sutartį su dideliu juvelyrinių dirbinių gamintojai dėl ketvirčių šlifavimo. Ketvirčiais vadinami 25 taškų arba ketvirčio karato deimantai. Paprastai tai nebūtų pelningas pasiūlymas. Dirbti tenka tiek, kad kitomis sąlygomis jo darbas kainuotų beveik tiek pat ir nedaugiau nei gatavo deimanto kaina. Tačiau jie prekiauja geromis prekėmis ir jis jiems gali pasiūlyti gerą darbų kainą už pastovų kiekį. Taigi tikrai sunkiai dirbdamas jis gali užsidirbti pragyvenimui. Jorgesas yra visai iš kito pasaulio. Jis vienas iš Puerto Riko deimantų šlifavimo meistrų. Išdidus ir sunkiai prognozuojamas, kartais išeinantis iš namų ir kelias dienas nepasirodantis, kartais kelioms savaitėms dingtantis atgal į Puerto Riką ir staiga vėl pasirodantis darbe. Tarsi būtų tik išėjęs išgerti kavos. Tačiau koks prisilietimas? Niekas neturi tokių rankų kaip šios, kurios tarsi laumžirgio sparneliai skraido pro ratą ir iš sudėtingiausios žaliavos sukuria tikrus šedevrus. Jam patiki geriausius pasaulyje neapdorotus akmenis ir dabar jo tvirtose rankose
verkiančio geležinio rato sukasi iki raudonumo įkaitęs 12 karatų milžinas. Nušlifuotas jis bus parduodamas už daugiau nei 50 tūkstančių dolerių. Šmiulis iš egzotiškos įrankių kolekcijos sukaišiotas į skylutes aplink stalo kraštą. Paima patikimą seną deimantų laikiklį. Galbūt tai tas, kurio jis pats mokėsi, tikras antikvarinis deimantų šlifavimo pradžios laikų įrankis. Jo rankena pagaminta iš kietmedžio, o prie jos pritvirtintas storas varinis kaklelis su švino rutuliuku gale. Vieną kamuoliuko kraštą kaitiname ant mažos spiritinės lemputės, kurią jis laiko prie alkūnės. Kol švinas suminkštėja, tada greitu judesiu jį įspraudžia į neapdorotą akmeninį į šviną ir kelis kartus mikliai spustelės nagais jį užspaudžia. Dėl savo tobulos atominės struktūros deimantas yra ne tik vienas skaidriausių medžiagų visatoje, bet ir vienas geriausiai šilumos ir elektros laidininkų. Mažytis deimanto kvadratėlis, padėtas po jautria elektros jungtimi, pavyzdžiui, mažyčių jungikliu, palydovė užtikrina, kad jis niekada neperkais ir nesuges, nes deimantas sugeria šilumą kaip jokia kita medžiaga. Iš tiesų, deimantų galima rasti daugelį geriausių NASA sukurtų kosminių prietaisų. Prisimenu didelį akmenį, kurį jie užsisakė iš netoliese esančios įmonės. Jis turėjo būti beveik nepriekaištingas ir nemažo skersmens. Nušlifuotas disko forma jis buvo panaudotas į Marsą siunčiamo palydovo kameros išoriniam lęšiui uždengti, nes deimantas yra atsparus beveik bet kokiai korozijai. Jie net išpjovė antrą tokį pat akmenį kaip atsarginį, jei kas nors nutiktų pirmajam. Net neįsivaizduoju, kiek tai jiems kainavo. Tuo tarpu Šmiulis turi paskubėti, nes deimantai perneša karštį. Dar geriau nei tokie metalai kaip auksas ar sidabras ir gali nemaloniai nudeginti. Kai pirmąjį kūrinį Šmuelis man patikėjo stambų Bort tipo deimantą. Tokio tipo akmenys yra tamsus, netaisyklingos struktūros, nepavykę gamtos kūriniai. Tokio deimanto medžiaga ne visai tinkama susikristalizuoti. Todėl akmens vidus atrodo ne kaip ledas, o primena drumstą, kariškai žalios spalvos želę. Tokie akmenys paprastai susmulkinami į miltelius naudojamus šlifavimo ratui, arba kaip medžiaga šlifavimo metu netikėtai subraižytiems geležies ratams išlyginti. Neapdorotas akmuo sveria porą karatų, bet jo vertė nesiekia $10. Todėl neturime ko prarasti. Jei blogai nušlifuosiu, jo briaunas. O briaunos turi būti idealios. Deimanto šviesos lūžio laipsnis yra didžiausias iš visų natūralių visatoje randamų medžiagų. Ir tai lemia tobula jo atomų struktūra. Šviesos bangos lūžis arba refrakcija yra medžiagos gebėjimas praleisti šviesą, nukreipti ją nuo vienos briaunos arba vidinio veidrodžio į kitą, o paskui atgal į stebėtojo akis. Jei deimanto dugno ar taško kampas yra per aštrus, šviesa bus laužiama iš akmens galinės dalies ar šonų, todėl deimantas atrodys nykus net ir nepatyrusiam stebėtojui. Jei dugnas nušlifuotas per plokščiai, šviesa tiesiog persiskverbs iš viršaus į apačią, kaip kad prasiskverbia pro plokščią stiklinės dugną. Ir akmuo nespinduliuos. Vienas iš sunkiausių įgūdžių, kuriuos turi išmokti mokinys, yra teisingai nustatyti apatinių briaunų kampą. Tai yra 40,5 laipsnio ir tikėkimės, paklaida bus nedidesnė kaip pusė laipsnio į vieną ar į kitą pusę. Dabar Šmiulis, mano genialus mokytojas, net nesiruošia leisti man naudoti modernios briaunavimo galvutės su automatiniu kampo nustatymu. Pradėsiu tik nuo apvalaus akmenuko įkišto į šviną varinės lazdelės gale. Norėdamas išgauti kampą, palenkiu vario kaklelį ir laikydamas rankeną glaudžiu prie rato. Nukrenta keli mikronai deimanto,
o tada turiu vėl pakelti akmenį prie juvelyrinio didinamojo stiklo lupos ir patikrinti kampą keistų įrankių, panašiu į geležinį drugelį. Lupos židinio nuotolis yra apie colį, o tai reiškia, kad pusę dienos praleisiu veidu prisispaudęs prie stiklą laikančių pirštų. Turiu nosies galiuku išlaikyti lupą, laikančius pirštus stabilius. Jokia žmogaus ranka be atramos nėra pakankamai stabili, kad užfiksuotų kiekvieną mikroskopinę dalelytę akmens viduje ir neleistų ją įsiūbuoti, kol tikrinate, ar jame nėra anglinių dėmelių, jaučiatės taip, tarsi užsidarytumėte mažame sandėliuke su mikroskopu ir ieškotumėte blusų, kol aplinkui vyksta žemės drebėjimas. Prireikia maždaug pusvalandžio, kad suprasčiau, jog žiūriu ne į dėmes akmenyje, o į savo piršto odos poras kitoje jo pusėje. Laikydamas laipsnių matuoklį, lupą ir lempą su akmeniu, stengdamasis, kad pirštai nedrebėtų, žiūrėdamas į šviesą tinkamų kampų, sulaikydamas kvėpavimą ir stengdamasis negirdėti kitų aplink mane besisukančių šlifavimo ratų ūžesio, jaučiuosi šiek tiek priblokštas. Akies krašteliu stebiu laikrodį, kuris prie darbo pabaigos artėja vis lėčiau ir lėčiau. Kyla nedidelis sąmyšis ir aš pamatau Jorgesą, tiksliau Jorgeso užpakalį, o jis buvo šiek tiek apkūnus. Remdamasis keliais ir alkūnėmis išliaužėjo po grindis, beveik liesdamas jas nosimi. Vėliau supratau, kad deimantų versle tai įprasta poza. Kai kas nors pameta akmenį, tokio vaizdo daugiau niekur nepamatysi. Pilnas kambarys suaugusių, kurių daugelis žymus milijonieriai, šliaužiančiais aplink keturiomis, griebiančių nuo grindų kiekvieną mažą šiukšlelę ir kruopščiai ją tyrinėjančių, bandančių rasti nuo rato ar iš kažkieno pinceto iškritusį akmenuką. Deimantų rūšiavimo mokykloje mums neleisdavo eiti namo, kol nerasdavom pamesto akmenėlio, o vieną dieną po pamokų mes praleidome net 3 valandas. Gana gero dydžio briliantas perskriejo visą kambarį ir nusileido ant dėstytojo pakylos kampo, taip ir nenukritęs ant grindų, kurių kiekvieną centimetrą daug kartų kruopščiai ištyrinėjome. Jorgesas šliaužio aplink iš pradžių tyliai, paskui šiek tiek garsiau, ispaniškai keikdamasis, tada jau ir Natanas atsidūrė ant grindų, o Jorgesas pažvelgė į Šmiulį šiek tiek desperatiškų žvilgsnių, kuris reiškia, turime problemą. Ar galite visi čia nusileisti ir man padėti? Šlifuotojų solidarumas nugali. Ir po kelių minučių jau visi cecho darbuotojai ropoja grindimis palinkę virš greitai besisukančių ratų pakibusius deimantus, vertus kelių šimtų tūkstančių dolerių, laukiančius, kol bus nušlifuoti. Žmogus pametė 12 karatų akmenį. Tokio dydžio deimanto šiame ceche jau senokai niekas nematė. Ieškojome didžiąją dalį nakties. Pirmiausia, išnarstėme visą įmanomą grindų plotą. Paskui palangės langai laimiai nebuvo atidaromi jau daugelį metų, todėl nebuvo baimės, kad akmuo nukris kokiam nors laimingam prekeiviui į rankas. Kas praeitie nekartai yra nutikę 47-ojoje. Paskui visų marškinių kišenės mėgstamiausia slėptuvė. Tada kelnių užraitymus, batus, kojines, diržus, kelnių vidų, apatinius drabužius, krepšius, dėžutes, plyšius ir įtrūkimus. Netgi patikrinome kiekvieno galvą, jei tik ant jos būtų plaukų. Ten dažnai prilimpa maži akmenukai, bet nieko neradome. Tada dar kartą viską patikrinome ir dar kartą. Jau beveik auštant pasidavėme pavargę ir suklupę visi kartu, nes visi pasilikome padėti. Šis įvykis tai pavyzdys, kaip itin stipriai gali būti įspraustas įspaudas sąmonėje, kai kažkas gero ar blogo padaroma žmogui, kuriam to labai reikia. Deimantų versle galime apsidrausti nuo tokių nelaimingų atsitikimų, tačiau beveik niekas negali sau to leisti. Jorgesui būtų prireikę visų metų, kad grąžintų akmens kainą ir jis tikrai būtų ją grąžinęs, nes toks yra šlifuotojų kodeksas. Kiekvienas žmogus
atidėję savo darbą, kad padėtų ieškoti dingusio deimanto, rūpinosi žmogumi, kuriam labai reikėjo pagalbos. Jei sustojame ir rūpinamės padėti kitam žmogui arba ignoruojame jo poreikį, tuomet įspaudas atitinkamai geras arba blogas yra daug gilesnis. Beje, kitą rytą šlifavimo cecho savininkas sulaukė skambučio iš šlifuotojo dirbusio gretimoje patalpoje, už kitų durų kitame pačiame koridoriuje. Jūs kartais nepametėte didelio deimanto? Jis rado jį ant grindų ties buhalterio darbo vieta. Šis epizodas buvo mano pažintis su absoliučiu beveik kiekvieno žmogaus dirbančio ir su neapdorotais deimantais sąžiningumu. Ir man tai padarė didžiulį įspūdį. Išsiaiškinome, kad akmuo atšoko nuo metalinio šlifavimo stalo kampo, nuskriejo per grindis, paniro po mažyčių įtrūkimų dailylentėje, prariedėjo pro plyšį po sieną ir išlindo iš tokio pat įtrūkimo dailylentėje kitoje sienos pusėje. Nereikia nesakyti, koks dėkingas buvo Jorgesas. Įspaudas stipresnis ne tik tada, kai kuo nors padedate kitam akmeniui, kuriam to labai reikia, bet ir tada, kai atsilyginate tuo pačiu žmogui, kuris jums taip pat labai padėjo, arba žmogui, kuris pasižymi išskirtinėmis asmeninėmis savybėmis. Viena yra lengvabūdiškai atskleisti darbuotoją, kuris įmonėje dirbo neilgai ir neįnešė jokio reikšmingo indėlio. Visai kas kita atleisti ilgametį darbuotoją, kuris padėjo kurti įmonę, tik todėl, kad jis netrukus pasieks darbo stažą, reikalingą pensijai gauti. Viena yra vėluoti apmokėti telefono sąskaitą, visai kas kita pažeisti žodinį susitarimą su asmeniu, kuris iš širdies patikėjo jums brangią deimantų siuntą. O deimantų versle sudaromi būtent tokie susitarimai. Tradiciškai visa deimantų prekyba nuo seno vyksta remiantis mazalo sąvoka. Mazal yra jidiš kalbos posakio mazel un brach santrumpa. Šis posakis išvertus reiškia mėgautis į sveikatą. Taip, tarp deimantų verslininkų jis reiškia sutartą. Dauguma šiame versle dirbančių žmonių net ir aukščiausiame lygyje laikosi muzal principo, tai yra žodinių susitarimų. Milijonus dolerių kainuojantys brangakmeniai perkami ir parduodami telefonu. Susitarimai kartais vyksta tarp žmonių, kurie niekada nebuvo susitikę akis į akį ir patvirtindami vienu žodžiu muzal. Kai muzal ištrūksta iš jūsų lūpų, jūs įsipareigojate laikyti sandorio bet kokia kaina. Ištesėti muzal yra deimantų verslo esminė sąlyga. Sulaužyti muzal yra negirdėtas dalykas. Kai pardavėjas ir pirkėjas po sunkių dėrybų ištaria muzal, sandoris yra įrašytas jų širdyse, tarsi akmenyje. Jokių sutarčių, jokių parašų. Sumokėsite sumą, kurią pažadėjote tą dieną, kurią susitarėte, nes pasakėte muzal. Galima įsivaizduoti, kad jeigu nepaisysite muzal principo arba apgausite išskirtinio charakterio žmogų, įspūdis ar įspaudas jūsų sąmonėje bus daug stipresnis. To pavyzdys tai, ką mes vadiname perjungimu. Meno, sistemos, dar vienos šventos deimantų amato tradicijos pažeidimu. Tarkime, prekiautojas A siunčia prekiautojui B 301 karato deimantų siuntinį arba nedidelį popierinį paketą. Memo arba kitaip konsignacijos būdu. Pardavėjas B per kelias dienas atidžiai apžiūri akmenis ir nusprendžia, ar pirkti visus, ar tik kai kuriuos, o gal visai atsisakyti siuntos. Jei jis nusprendžia pirkti visus akmenis, tuomet tikisi kokios nors nuolaidos nuo bendros kainos ir prasideda karštos dėrybos, galinčios užtrukti keletą savaičių. Jei prekiautojas B nusprendžia pirkti tik dalį prekiautojo A siūlomų deimantų, tuomet prekiautojas A tradiciškai turi teisę prašyti didesnės kainos už kiekvieną akmenį, kurį prekiautojas B nusprendžia pasilikti. Taip yra todėl, kad geriausio siuntoje esančio deimanto vertė paprastai būna daug didesnė nei blogiausio bjauriojo ančiuko, todėl, kai bandote nugriebti grietinėlę arba imate tik geriausius akmenis, tikimasi, kad už juos sumokėsite šiek tiek daugiau.
Jei prekiautojas B yra nesąžiningas žmogus, jis gali po kelių dienų paskambinti prekiautojui A ir pasakyti, ką tik patikrinau jūsų atsiųstas prekes ir tikrai negaliu patikėti, kad man pasiūlyti tokį drek. Tuoj pat atsiųskite savo apsaugos darbuotojus ir paimkite juos atgal. Man būtų gėda dėti tokį šlamštą į savo papuošalus. Beje, drek, jidiš kalba reiškia šiukšlė. Derantis su indų prekeiviu, jį reikėtų pakeisti žodžiu karab. Jei jis rusas, sakykite musor. Bet kokiu atveju mintį supratote, kai perkate akmenis iš kurio nors kito, jie visada yra šiukšlės. Kai parduodate akmenis kitam, net jei tai yra patys šiukšliniai akmenys, kuriuos šį rytą jums siūlė kitas prekiautojas, jie visada yra mica arba lobis už dyką. Tačiau per kelias dienas prekiautojas B labai atidžiai patikrino prekiautojo A deimantus. Jis išrinko vieną ar du vertingiausius ir pakeitė juos keliais savo deimantais, kurie buvo prastesnės kokybės, bet lygiai tokio paties svorio. Deimantai yra tarsi snaigės, nėra dviejų visiškai vienodų ir niekas negali tiksliai atsiminti, kaip atrodo kiekvienas jo turimas akmuo. Ypač jų atsargos yra tokios kaip andin, tarkime, 250 000 deimantų. Yra tikimybė, kad niekas nepastebės apgavystės. Beje, sugalvojame nemažai gudrybių, kaip nustatyti ir netapome tokios apgaulės aukomis. Kadangi deimanto įbrėžti neįmanoma, nėra taip paprasta. Negali tiesiog paimti smeigtuką ir užrašyti savo inicialus. Tačiau tam buvo sukurti tikslus lazeriai, kuriais, jei labai norite, deimanto šone galite įrašyti mažytį identifikacinį numerį. Šis metodas toks brangus, kad jį verta naudoti tik vadinamiesiems sertifikuotiems arba vertingiems deimantams. Taip pat radome būdų, kaip rengiant spinduliais atlikti klastotis ir pakaitalus. Ir dabar sugebame vienu metu patikrinti tūkstančius akmenėlių mažų mobilių rentgeno aparatų, laikomų furgonė, kuriuo galima nuvažiuoti bet kur. Šiaip ar taip tokie sukčiai mėgstantys kaitalioti prekes, anksčiau ar vėliau padaro klaidą ir įkliūvą. Dažniausiai nesąžiningumas ir kvailumas eina koja kojon, tarsi deimantai ir granatai, raudoni brangakmeniai, pasufleruojantis deimantų ieškotojams, kad netoliese galima jų rasti. Per dieną ar dvi žinia apie tai pasklinda po visą pasaulį ir staiga pardavėjas, skambindamas dėl naujo užsakymo, išgirsta, ne, šiandien šių konkrečių prekių neturime. Esmė ta, kad prekiautojas B pažeidė šventą prekiautojo A pasitikėjimą, jis įskaudino žmogų, kuris juo pasitikėjo, pamynė garbės sistemą, patį Muzal principą. Ir dėl to jo veiksmo įspaudas jo paties sąmonėje tapo daug ryškesnis. Nuo to, kokiu stiliumi ką nors darote gerai ar blogai, taip pat priklauso, kaip stipriai įspaudas bus įspraustas į glaistą, vadinamą jūsų protu. Tarkime, ne tik laiku nesumokate tiekėjui, bet dar ir išsisukinėjate. Štai keletas įprastų frazių išduodančių tokį veiksmą. Čekis buvo išsiųstas praėjusią savaitę, juk žinote, kaip veikia New Yorko paštas. Mūsų mokėjimus tvarkantis buhalteris persikėlė į kitą pastato aukštą. Dar neturime jokio vidinio telefono numerio. Pakeitėme apskaitos programą, todėl dabar čekius galima spausdinti tik kas antrą penktadienį. Žinau, kad terminas buvo 70 dienų, bet mes manėme, kad tai reiškia 70 dienų po to, kai baigsime rūšiuoti deimantus į skirtingas klases, o tai gali užtrukti kelias savaitės. Net tokios didžiulės bendrovės kaip Coca-Cola palaukia kelias papildomas dienas. Negi čia problema, išskyrus tai, kad tai sakote jau vėluodami 2 mėnesius. Dabar mes tikrai esame labai užsiėmę, jūsų čekis bus paruoštas po dienos ar 2, o jei atvažiuotume po pietų. Tai reiškia, kad mūsų apskaitos skyriui buvo nurodyta įteikti jums čekį penktadienį praėjus 10 minučių po banko uždarimo, kad galėtume dar 3 dienas gauti palūkanų už lėšų sąskaitoje. Žinoma, labiausiai paplitęs būdas yra paprasčiausias įsisukinėjimas. Išjungėte visus buhalterijos telefonus arba jei tikrai turite
sadistinių polinkių automatinėme atsakiklyje labai saldžiu balsu įrašta frazė. Jūsų skambutis mums svarbus. Prašome palaukti dar kelias sekundės, kol mūsų atstovai aptarnaus kitus klientus. Įrašas turėtų būti kartojamas kas 30 sekundžių. Fone paleiskite tikrai įžeidžiančią muziką ir tokio neigiamo veiksmo įspaudas bus daug stipresnis nei kitų atveju, vien dėl jūsų pasirinkimo bendravimo stiliaus. Paskutinis veiksnys, turintis įtakos tam, kaip įspaudai įsirėžia jūsų protą, atsiskleidžia minties, žodžio ar veiksmo pabaigoje. Ar džiaugiatės tai padarę, ar pakartotumėte dar kartą, ar prisimate atsakomybę už savo veiksmus. Jei taip, tuomet įspaudas daug stipresnis, tiek į gerąją, tiek į blogąją pusę. Štai tokie yra sąmonės įspaudų principai. Mūsų protas yra tarsi labai jautri kino juosta ir viskas, ką mes jam rodome, ypač tai, ką gero ar blogo darome kitiems, palieka ryškų pėdsaką ar įspaudą. Jie gali būti lengvi, kaip paukščio pėdos ant sniego, arba sunkus, kaip vilko letenų įspaudai, tačiau visada išlieka ilgai. Kaip šie įspaudai veikia mūsų gyvenimą, ar galime jais pasinaudoti, ar galime pasiekti, kad viskas vyktų taip, kaip norime. Kad tai suprastume, turime susijęti potencialo principus su pačiu potencialu. Labai ačiū, kad klausėte.